Išėjimo knygų trečiam skyrių norėčiau paskaityti ir kartu mes išgirsim vertimą. Taigi, Mozė ganė savo uošvio Jetro Midjano kunigo kaimenę arba vis. Taigi, mes žinom jo istoriją, jo gyvenimą. Galbūt nežinom, bus proga sužinoti. Bet aš kada pradedu skaityti šitą trečią skyrių, aš galvoju, Mozė susitvark savo gyvenimą. Daug maž. Žinot, aš galvoju, tik tas laikas, tik šias laikas ganyti savo uošvį avis, gal nėra pats garbingiausias dalykas. Žinot, uošvių avis gana, aš tai bandau įsivaizduoti, tai vis dėlto, sakyčiau, dvigubas viršininkas yra. Bet kam šias laikas, kam tas laikas prieš kelią tūkstančių metų buvo lengva. Taigi, bet jau tas tokį, nežinau, gal aš tokiam etapė, žinai, dabar gyvenu, bet tarsi susitvark savo gyvenimą, daug maž, vis aišku, vis laik kažko trūkst, kažkas ir per daug, kažkas per maža, per daug lyn, maža saulis arba atvirkščiai, bet yra gyvenimas daug maž. Ir nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Horebo kalno, Dievo kalno. Ir matot, ir vėl čia mes galim sakyti, gal čia kalnus yra. Suprantat, vėl kartas mes savo gyvenime, tik praeitį, tik dabartį, atinam į tam tikras veidas, į tam tikrus dalykus. Galbūt tai susiję su mūsų gyvenimu, su mūsų šeima, su mūsų darbu. Tokį paprastą dalyką, bet toks pasakymas, Dievo kalnas. Aš nelabai galvoju, kad Mozė labai planavo šitą kelionę. Tai nebuvo jo piligriminė kelionė. Ir viso 40 metų, kad jis ganė Jetro avis, taip ir galvoju, kada Dievas man pašaus, kada mačiau tokį didelį pašaukimą, tiek daug pašauktų, tiek daug ir pamokslininkų, tiek daug. Ne, jis susitvarkė savo gyvenimą, ačiū Dievui, Egiptą tos problemas, antstolę, teismą nebepasiekė jo, jis buvo laimingas, turi galbūt mylimą žmoną, kom padarysi, uošvį turi ganyti avis ir tu su avim turi verslą, darbą, taip toliau, bet toks dalykas. Po 40 metų tu atsidursi savo avim prie Horebo, Dievo kalno. Ir viešpaties angelas pasirodo jam degančių krūmų ugnies liepsnoje. Mes matėme. Kartas Dievui reikia parodyti efektus. bet čia vėl mūsų, ir mums patinka efektą, mums patinka šou, bet mes neturim sakyti Dievui, ugnies efektai. Bet jis parodė ir Mozė atkreipė dėmesį, sako, Mozė žiūrėjo nustebęs, jam buvo įdomu. Jam tiesiog kaip žmogui buvo įdomu, kaip ganytojų, kaip piemenių buvo įdomu, kaip ūkininkų. Žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors jis skendėjo liepsnoje, nesudegė. Čia yra labai daug gilių pamokslų, daug teologinių įžvalgų, aš tikrai jūsų šiandien to neapsunkinsiu, nes ir pats neapsisunkinau pats savęs. Nes krūmas, kuris skendėjo liepsnoje, nesudegė. Mozė tarė savo. Matau, tas vėlgi, kai su Dievu ar prasideda toliau testas, kad mes galbūt ir su savim pradedam kalbėti. Mes galvom iškart Dievu pasakom. Corey, do you understand? Most of it. Most of it. Okay, sorry. It's okay, but I know the story. Okay, you know story. Okay? Okay. Taigi, mes kartais galvojam, bet žiūrėkit, tas santykis prasidėjo, kad Mozė tarė savo. Ir tokie pokyčiai, galbūt taip skambės ir ateistiška, mes turim Dievų pasakyti, ar ne? Bet mes turim savo tarti, turiu eiti pasižiūrėti. Matot, visas antgamtiškoms, kur Dievas padarė krūmą, bet daugiau kaip antans kalbėjęs, daugiau ne, jis lauk tavo sprendimą. Ar tu tarsi savo, turi eiti pasižiūrėti, ar tu sakys ne. Ir viskas. Tas krūms degs. Bet Mozė sakė, eisiu pasižiūrėti tą nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudegė. Kodėl tam tikrų dalyką mona tavo gyvenimą, galbūt praeitį, galbūt dabartį, galbūt ateitį, kažkas kirbės. Ar suprantat, nesudegė. Atrodo, prasisoka gyvenimas, bet vėl iškels. Ir vėl prasisoka gyvenimas ir vėl iškels. Ir tau pasidarti su gydom, kodėl tai dalykai iškels. Kartas tai yra geri dalykai, kartas tai yra blogi dalykai.
Mes nedarykim teologijos ten, kur nėra teologijos, nes yra skurdo teologija, yra klestėjimo teologija. Skurdo teologija sako, Dievas kalba per nelaimės, per žodžių, va ten jau pasiekė dugną ir tau užsilik rūmsti. Klestėjimo teologija sako, kad va, Dievas tai palaimės ir tu supras. Suprat, Dievas gal ir te per te. Ar amen? Amen. Nepribokim Dievą. Gal Mozė buvo gera, o gal jis atėjo šitą rykmetį išves, galvoju, nu kiek aš pastovu, mes nežinom, mes nekurkim istorijų pagal savo gyvenimą, pagal savo korpalių. Kartais Dievas gal naudoti saulį, kartais gal naudoti bioaurorą, kartais gal naudoti legą, kartais gal naudoti išgydymą, kartais gal naudoti iš tikrųjų nuostabų finansų palaimį, kartais gal naudoti, kad tu matai, tu ne tik neturi pinigų, tu į skolą jau kreipti. Ir Dievas sako, žiūrėk kažkas. Mirks tau gyvenimą. Aleliuja. Svarbiausia, kad mes pasikalbėtumėm patys su savim. Ir sakytumėm, ar aš esu, ir išsiaiškinsiu šitą situaciją savo gyvenime. Ar aš esu, pažiūrėsiu. Ir vėl nesustabdytumėm savęs, nu nesam galbūt gilus, esam paprasti žmonės ir neturim atsakymų. Suprantu, nereikėtų eiti prie tų krūmų, jeigu tu turėtum vis atsakymus. Ir nereikėtų Dievo tau tom krūmų uždegti. Antana gera meldas, jauts patapėm. Jūs negirdėjote. Aleliuja. Taigi jis nuėjo, paprasčiausias žmogus, paprasčiausias Mozė, nuimkim tom visą kietą, kad ką mes žinom, kas buvo prieš, kas bus po to, ir dabar žiūrėkit 4 eilutę. Ir viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pažiūrėti. Matot, kaip Dievas veikia. Dievas žiūrėjo, kol Mozė pasuk. Žmogus gali pragyventi gyvenimą. Mes, aišku, kaip žmonės susirinkę prie jo karstą, prie jo kapo duobės, mes galim pasakyti, o jis buvo fans gyvenimas, o jis buvo blogas gyvenimas, jis buvo turtingas, jis buvo biednas, jis buvo sveikas, jis buvo lygus, mes galim visą tai pasakyti. Bet Dievas žiūri vieną dalyką, jo kiekvieno žmogaus gyvenimo tai yra krūma. Ar jį tep ir palieka degti į krūmą? Ar mes pasukom ir Dievas galėjo žengti sekantį žingsnį? Aleliuja. Kas yra bažnyčia, kas yra tie evangelijos keliai? Mes esam tie, žinau, sirgalė. Suprantat, mes negalim priversti mūsų žaidėjų, mūsų artimųjų žaisti geriau, gyventi geriau, bet mes tiesiog skandojam. Pasuk, tu pasuksi. Bet tas žmogus žaid, bet kažkas tai palauk, bet tu negali pridėti prie sabonės, sakyk, klausyk, mes geriau. Arba tai tam, kaip tu čia dabar, tu gali tik tas sėktų žiūrėti. Suprantu, tu gali palaikyti. Mes palaiko. Žmogus sako, žiūrėk, kažkaip tas kamuolis jautri, jau kažko nedaryti. Kažko nedarysiu savo gyvenimą. Aleliuja. Ar mes galim sakyti, nu ir vėl jis prakoš. Ir toks sėtukis ir galė, žinai, tokie. Tėtis buvo blogas, senėlis, nieko geršino nebus. Pasimeldėm 3 metus. Už kai kurių žmonės reikės erdvės gyvenimą. Ar suprantat? Taip. Ir ne tik gal tik dangų nuėjant, sužinosim, tavo tas žaidėjas, tavo tas žmogus laimėjo. Tai bent rungtynės buvo. Žinotas rungtynės su Karepšinka žaidėm, Lietuvų kažadis, taškas į tašką. Suprantat? Gerai, čia mes Karepšinai. Taigi viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti. Vot štai mūsų visą atsivertėjimą teologijai. Ir Dievas tada jį pašaukė iš degančių krūmų. Ir vot Dievas iki tol, kol žmogus nepasuks, Dievas nekalbės. Jis irgi nesišvaistam. Jis yra džentelmenas. Ir jis pasakė, Mozė. Aš manau, kad Dievas norės kalbėti iš kiekvienam iš mūsų. Ir čia nėra kažkas tokio iš Maskvos. Vaba. Nes Dievas nori keisti mūsų gyvenimus. Kad mes panašytumėme jį ir jo sūnų. Ir vienas iš geriausių, radikaliausių būdų, kuris labiausiai mums veikia ir veikia kiekvieną žmogų, kad Dievas su mums pasikalbė. Ir kada Dievas pasikalbėjo su Mozė, jis jau atsikėlė kitas žmogus. Kad Dievas su mums pasišnekė po truputį, posiskyrėus, mes esam kiti žmonės. Mes kitaip žiūrim,
Mes žinom, kaip tai mokiniai sakė, mes žinom, mes girdėjom, bet dabar mes žinom, nemokinėjo tas kaims, kurį kalbėjo, kada nusidėlį moteris atėjo, papasakojo, štai galbūt Mesijas atvyko, taip toliau, lalalala, ir jie atėjo pas Jėzaus įkalbės, dabar mes patys žinom. Dabar tai, kas yra, tai yra mūsų. Štai dėl ko dar viena kova vyksta. Ar per mūsų gyvenimą šitą evangeliją, šis Dievo žodis taps mūsų nusavybė ar ne? Čia biškai toks ir nukreipis nuo šios dienos temos, bet tiesiog pamastykime, kad tai taptų mano ir tavo nusavybė. Neatskiriama dalim. Mozė, Petra, Vaiduta, Marija. Mozė sako, aš čia, toks koks esu, tų vietų, kur esu. Štai kur atėjau. Štai ką mes galim geriausia atnešti Dievui, aš čia. Štai visa mūsų religija. Štai visa mūsų geriausia darba. Geriausia dalyka, kurį mes galim pasakyti Dievui, sakyti, aš čia. Ar tai daug, tai yra daug. Ar tai maža, tai yra nulis. Mes nieko negalim duoti, mes tik sakyti, aš čia. Atsiliepė tas, tada jis tarė. Čia vėl, kodėl Dievas tarė? Todėl, kad Mozė tai toks, koks buvo. Neik arčiau. O tai jeigu nori arčiau, jau prasideda sąlygas. Nusiauk apavą, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Vieta, kur susitink su Dievu, yra šventa. Jau sakė, jeigu nori daugiau, reikės daugiau vietos, daugiau laiko, daugiau erdvės. Kada Dievas neprašo kažko atsisakyti, tai nėra savitikslis dalykas. Jis neprašo, pasidaryk savo gyvenime skylę, o po to 2, o po to 3, o po to 4, o po to 5. Ir vaikščiai su skylėm. Kas čia pastačiu, čia skylė, čia mūsų religija. O tas turi dar didesnę skylę, daugiau pasaukoji vieš. O tam, kai išneši, visą išneši. Labai rimtai pasaukojus. Ne, Dievas sako, jeigu nori monis daugiau, prašiausia turi nusauti, tai yra šventa žemė, tu turės atsisakyti tam tikrų dalykų, kad aš galėčiau daugiau ateiti tavo gyvenimą. Bet ne dėl to, kad suformuoju dar vieną skylę, dar vieną tavo religiją ar kitų žmonių religiją. Ir tu sakai, aš esu tavo tėvo Dievas. Mes vis laik peršokam Abraomą, Izaoką ir Jokūbo Dievas, ir tai šauka su mūsų šiandienimo tų išnaują katekizmą tų klausimų. Gerb savo tėvą ir motiną ir taip toliau. Matot, kad Dievas mums pasaka, iš tikrųjų, kad labai paprasta, bet tokių didelių teologinių išvedžiojimų, kad jis jau veik mūsų gyvenime ir dažniausiai jis veik per mūsų artimus žmones. Sako, aš esu tavo tėvo Dievas. Tada mes galime išaiškinti, Mozės tėvas nebuvo, tiesioginis tėvas nebuvo Abraomas. Jis buvo tiesiog tėvas. Bet Dievas sako, žinok, aš jau seniai veikiu tavo gyvenime. Galbūt tai netobula, galbūt tau atrodo, kad tai netobula, kad tai yra, netiek efektinga. Bet jis jau sako, žinok, jeigu aš su jam kalbus, vadinasi, jau įvads buvo padaryts, jau aš paruošiau, jau aš atėjau pritavęs per tavo tėvų kartą, galbūt dar per kitas kartas, jis dėl to prisistato. Suprantu, aš esu tavo tėvo Dievas. Toliau kalbėk, matot, toliau žodžiu sako, toliau. Abraomo Dievas, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas. Ir Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti Dievą. Čia yra pokalbis. Jis nepuolė sakyti Dievui. Dieve dabar atsakyk tom ar tom. Aš nesakau, kad nereik melsiuosi atsiprašyti Dievo. Bet tu supratai, kad tu esi asmens akivaizdu to, kuris žino visko, jis yra ne kaip tavo tėvo, tavo motinas Dievas. Jis yra tavo visos kartos, visos tautos Dievas. O viešpats tęsia.
Dabar tai buvo ne tik, kad Dievas surengė, panorėjo pasikalbėti su mumis. Dievas norėjo kažko pasakyti mums. Ir jau nuo 7 eilutės kalba pakryps jau ne apie jį. Sako, Dievas, toliau sako, viešpats tęsė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Ir vėl čia kalba apie Dievą. Dievas mato mūsų kančią Egipte. Dievas mato kitų žmonių kančią Egipte. Jis visų pirma reiškia, sako, aš matau. Nors ką patrodyt. Ir kartas mums atrodo, kad Dievas nemato. Dievas visų pirma sako, aš matau. Kada žmogus yra kažkokie spaudimi, kažkokius sunkius dalykus, tai yra, aš manau, kad tai yra vienas iš gyvybiškas svarbiausia. Aš matau, kada tu skęsti, kada kažkas užšūks, aš matau tave. Aš matau tave. Toliau jis sako, aš girdėjau jų skundą prieš savo angėsko, reiškia, aš girdu. Aš girdu. Aš girdu tave. Aš girdu jūsų tautą. Ir iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Ir ta žodis, ką gerai žinau, tai reiškia, gerai kitaip neįmanoma žinoti, tik būtent tai patirti pačiam. Žinot, toks tu negali atėti, pavyzdžiui, prie kokios nors gimdančios moteris, o toks šitą virsate. Alą dievą, gimdat, jo skauda. Aš labai gerai žinau, ką jūs dabar jaučiate. Aš manau, kad tik moteris, tik mums žmot, kad perka carinę, per tom tarp baitus, kad tiek što mums šlapis kodų, kad tu čia gerai žinai. Nenervink mums. Bet Dievas šiuo atveju, vėlgi aš nenoriu nuslysti į šonus, jis sako, aš gerai žinau. Tai neįmanoma pasakyti nuoširdžiai to, bet to, kad praktiškai Kristuje Jėzų aš išgyvenu tą patį. Ir tai yra paslaptis. Suprantat, Dievą pažinims nėra teorinis. Dievas nežino. Reikia perskaityti vieną knygą apie lietuvių žemaičių gyvenimą, jo būdą, kaip jie darbė, ką jie dėstė, kap čia dabar jie, kap jie dabar taip gyvena, jo, ir šventą trybą diskutuovom, surenk seminarą, pavyzdžiui. Ką tu manai apie šeiminį santykių? Jo, turėtų jie būti geri, kodėl taip jie pykstas, ne? Apsvarstykim, iškelkim teoriją, ir tiems jau ir profesorius, Jėzus jau kaip ir daktaras, o šventoji dvasia kaip jau ir irgi kažkokį laipsnį turintis, jie ten toliau diskutuoja. Kada Dievas sako, aš gerai pažįstu, tai irgi mano proto taip, nušiau, tai sako, aš į pas jų pažinims ir patyrėjims, reiškia, iš patyrėjimo. Ir Kristuje Jėzų mes žinom, jis sako, aš žinau, reiškia, aš patiriu tai. Aš išgyvenau, aš esu tave. Mano pažinims kitoks nėra. Jis yra tik toks. Tau skaud, man skaud. Tau gera, man gera. Tau bloga, man bloga. Iš tavęs atėmė, iš manęs atėmė. Tu džiaugis, aš džiaugus. Tu verki, aš verku. Dar aš sakyčiau, kad vis tik mes tai patiriam sakingą, nes kartais mūsų fizinė kūno ar sielas netgi neatlaikytų tos amplitudės. Ir toliau jis kalba Mozę, bet tai yra kaip ir pašaukėjams. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia ir dabar vėl sako, aš nužengiau išgelbėti juos iš egiptiečių rankų. Pažadas. Nužengiau išgelbėti. Ir mes kada išgirstam atsakymą, kada mes suvokam, kad Dievas atsako, mes sakom, taip, yes. Mes gal dar esam ir suramentas, mums dar skaud, bet mes sakom, Dievas dar, yeah. Ir dažniausiai, bent aš toks, nežinau, gal jūs tokie nesat, visas protingės, tai mes pradedam šventi. Nes Dievas atsakė, yeah. Ir tai iš dalies gerai. Yra viena pusė, kad gerai, mes galim džiaugtis. Dievas atsakė maldą, Dievas nužengė, Dievas mums išgelbės. Nors dar tau snarglis tys, nors kažkas yra bloga, nors santykiai dar yra sugriuvę, nors skolos stebė, nors ten dar yra įtampa, ar čia taip toliau. Bet Dievas atsakė ir mes džiaugiamės. Ir Dievo patinkas džiaugsmus, bet tai yra pažadas.
Ir aš pasakysiu tik pažas. Ar suprantat, brangieji? Dar daug kisieliaus turėjo nutekėti. Nes sak, nuvesiu jūs į upę, į pažadą žemę, kur upės kisielės tek peinų, medum ir taip toliau. Bet tas yra, ir aš dabar matau savį ir mūsų krikščionį, kad mes labai džiaugiamės Dievo pažadams. Nu, kaip suvenyras. Atsineš, aš buvau susitikęs su Dievu. Aš buvau išvažiavęs į tokią šalį. Štai suvenyra vis. Haleliuja, suvenyra. Nu, kaip tu suvenyras gali džiaugtis? Nu, vien savaitę džiaugtis. Paskui vėl aš trauksiu suvenyras. Visi parodo suvenyrus. Visi sako, Bet jau kažkas pradeda štaip dėti, nu, mes jau tai matėm. Ir jūs už savaitės, už mėnesį, taip toliau. Ir paskui, kaip pradeda žiovot, nu, kiek tai suvenyra be pateks. Tai suvenyra labai svarbus ir nes jį mums yra reikalingi kelionė. Religingi žmonės padaro iš jų visokius ten tokius dalykus, susidėti taip toliau ir taip toliau. Ir aš nesvarbu to, kada prasideda sunkumą ir išbandymą, mes turime pasižiūrėti to suvenyrą ir sakyti. Čia yra pažas. Čia yra suvenyras. Ir aš žinau, kad jis atkeliavo iš tų šalies. Ir aš esu pakeliu į tą šalį. Ir daug man stiprybės, kad prečia proton išmanę su tuo nedideliu suvenyru. Ir nuvesti iš to krašto į gerą, į erdvų kraštą, tekantį pienu ir medumi. Taigi Dievo pašaukėjams vis laiką yra, kada Dievas kalba. Jis sako visą laiką, nuo Senojo testamento į Naują testamentą ir Jėzus kada kalba ir mūsų šventas sako, aš noriu tai paimti iš vienos vietės į kitą vietą. Iš vienų dalykų į kitus dalykus. Iš vieną charakterį į kitą charakterį. Bet per vidurį, per tą tarpą bus išbandymą, išmėginimą ir taip toliau. Ir jeigu mes susikoncentruosime tik ties tą pradinį pažadų suvenyrų šou, mes galėjom po to nusivėlti. Nes šalis nėra laisva, sakė, į šalį kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų, jebusiečių. Matot, tai nėra taip, kad lauks, veikiai atvykę. O, mes jau ilgą laukėm. Ten reikės mokytis, ten reikės dirbti, ten reikės keistis, ten reikės matyti savo netobulom. Kiekviena mūsų klaida bus išnaudota. Jį bus dažniausiai pastebėti. O ten laks, kada kartas net keista, kad tavo klaidos nepastebėjai. Nes turėjai pastebėti. Taip, izraelitų šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane, bet aš mačiau, kaip juos engė egiptiečiai. Dabar eikš. Aš siųsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą izraelitus iš Egipto. Suprantat, vot čia ir baigas visą antgamtiškoms. Dabar tu turėsi keistis, tu turėsi eiti, tu turėsi veikti distanciją. Ir natūraliai aš galvoju, kada pirmą kartą aš girdau, aš irgi buvau tokia euforija. Dabar aš sakyčiau. Iš paties, rodo. Ne, Dieve, tu. Jie sako, tu turėsi eiti. Tu būsi tas įrankis, tos rankas, tos kojas, kuris padarys tas dalykus. Ir va čia yra mūsų vėlgi sankryža. Ar mes priimsim, kad antgamtinis Dievas, Biblijos Dievas, raštą Dievas, jis gal labai greta per žmogų transformuotis į labai paprastą eilinį situaciją, paprastą gyvenimą, paprastų tam tikrus veiksmus. Ar mes sakysim, ne, tai neturėtų būti paprasta. Neturėtų jis dabar ateiti ir sakyti kažko mano gyvenime ir kažkas čia vyk. Tai kažkaip turėtų būti toliau antgamtiška. Toliau dar turėtų kažkada vėl užsidėti krūms. Ir vėl atėti angelas. Ir toliau būti tokia konferencija. Ir toliau būti tokia malda. Ir galbūt Dievas daustų maldų, suprantat? Bet jeigu mes išgirdom Mozė, Morda, viskas. Dievas bereka burnos neaušia. Bet Mozė sakė Dievui, kas aš toks? Aš čia, o po to kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną. Ir net, suprantat, Mozė jau baisu buvo net pačiam nuėti. Tai žinau, kas jau laukia. O apie tautą.
Išvežiau izraelitus iš Egipto, jis tarė. Žiūrėkit, ką Dievas tarė Mozei, ką Dievas tarė mums su kiekvienu savo pažadu. Ką jis dabar taro ir tars ateityje. Aš būsiu su tavimi. Ką reiškia Jėzaus vardas Emanuelis? Su tavim. Ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiu. Suprantu, mums patinka ženklą. Bet aš labai nustebau, kad Dievas nekalbėjo apie jūrą, apie kitus efektus, musės, tai žinot, vargas, Ir tu suprantu, kaip tu gali pasakyti visiems, klausykit, Hebra bus toks superinis filmas, išėjimas iš Egipto. Su serijom. Daug efektų. Bet žinokit, aš viską žinau. Jeigu sėsit su manim, mes turėsim gerą vakarėlį, gerą gyvenimą. Super. Ir Dievas sako, aš būsiu su tavim ir tau tai bus ženklas, kad tave siunčiau. Ir tu būsi palaimės ir klesties ir išgysi. Arba atvirkščiai. Aš nesakau. Žiūrėkit, koks ženklas. Koks ženklas. Klausykitės bažnyčiai. Bet paskui nesakytumėt, kad Dievas jums apgaudinėja. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausit Dievui prie šito kalno. Jums aišku, aleliuja. Kada išeisi iš Egipto, kada tu būsi išvestas, tu situacija, matatom kalną, kur mes ir dabar esam, kur kalbėjom, tu tarnausi moniai. Ir aš galiu pasakyti drąsiai, kad žiūrint šitos rašto veids perspektyvos, visi kiti ženklai tai nežino. Ir jeigu mes prisikabinsim prie tų ženklų, tai mes galėm juos turėti ir galėm juos neturėti. Galėm praeiti ir galėm nepraeiti, bet Dievas sako, ateis laiks, kada tu praeis prie išbandymus. Ateis laiks, kad tu esi su savo šeima, su savo giminė, su savo gyvenimu. Ir nesvarbu, ar jis didelis ar mažas, ar tas pašaukėms apėm tik tas tavim asmenišką, ar tas pašaukėms apėm tik tas tavo šeimą, ar tas pašaukėms apėm kažkokį tai tarnystę bažnyčio, ar tiesiog apėm tavo gyvenimą, tavo profesiją, tavo talentą, tavo dar kažko. Tu ateisi šitą veidą ir tu pamatysi savę, tu pamatysi savo artimus, savo draugus, kad tavo gyvenims jis tiesiog tarnau žmonėm. Ir tai bus ženklas, kad aš tai pašaukiu. Kam yra problema? Mes galim nevertinti šito ženklo. Mes galim norėti mūsų kraujų, odų, žaibų, efektų, jūrų, pinigų, arba ne pinigų, ligų, arba išgydymų, bet galim ir taip ir praeiti pro šitą ženklą. Kodėl Dievas kalba? Kalba trumpa Luko Evangelijos 3 skyrius 21-22 eilutės. Dievas kalbėjo Jėzų. Kai visai tautai krikštantis Jėzus pakrikštas meldėsi, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis. O balsas iš dangaus prabilo, tu mano mylimas sūnus, tavimi aš gėriuosi. Gal Jėzus buvo toks, ką psichologai vadina, šitas žmonės narcizus. Jis buvo Dievo sūnus, jam dar reikėjo dėmesį. Dievas kalbėjo savo sūnų, todėl kad žinojo, kad ir jam reikės sustiprinimą, palaikymą, vilties, kad jam bus sunku. Dievas nekalb, kad padaryti šou. Dievas kalb tai, kad duoti pašaukėjimą ir kad tas pašaukėjimas, tas, kaip aš jums sakiau, kad būties juokaudams savinirs, atneštų pastoviai mūsų viltį. Lygiai tas pats, mes jau einam į to, sakykime, kalėdinį laikotarpį. Žiūrėkit, kaip Dievas kalbėjo, aš jo neskaitysiu.
kaip kalbėjai Marija. Irgi labai daug pasakyti. Jos pašaukėjams 6 mėnesį angelas Gabrielius, paskaitysiu, buvo atsiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotai, viešpats su tavimi, palaiminta tu tarp moterų. Ji pamačiusi, jis sumišo nuo jo žodžių ir galvojo, ką toks pasveikinimas reiškia. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai pradėsi įsčiose pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystė nebus galo. Kaip jūs galvojat, kodėl Dievas kalbėjo tik Mariją? Todėl, kad žinojo, kad kas rašto eilutė kalba ir esu matęs tokį katalikišką liktai paveikslą, kur Marijos širdis perverta yra kalavijum, kad jai bus sunku. Ji priėmė savo pašaukėjimą. Ir ne todėl, kad buvo ji narcizė, jai reikėjo dėmesio, reikėjo meilės, reikėjo to, ano, taip, kiekvienam žmogui to reikia, bet didžiulį išbandymą, išmėginimą, vyrą pagaliau tam viskas. Mes esame kalėdinį laikotarpį, kaip su vyru reikės tvarkyti reikalas, kaip su artimasis, kad ji mergaitė pastos šventosios dvasios. Kaip visą tai išlaikyti, Dievas sako, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Ir atsiverskim Jeremijos knygą. Taigi, kodėl Dievas kalba, kodėl jo žodis ateina į mūsų gyvenimus? Jeremijos knygą, pranašas Jeremija. Sakyčiau, vienas iš tokių suriausių pranašų. Jeigu jūsų gyvenime, you need some salt in your life, read Jeremiah. Yeah, it's like salt. Tai yra kaip druska. Tai yra kaip druska iš tikrųjų. Bet aš vėl norėčiau pasakyti, ne aš esu čia povaras, bet aš pasitikiu Dievu. Ir kad Dievu pasitikiu, noriu, kad jau pasitikėti. Žinokit, Dievas nebėra droskas, kad tik daugiau, kad tik žinai. Tau gyventi, daugiau drosta. Jau Dievas šauk sūrus, da. Aš prisimenu dabar laidą, Inga kaip tik sėdi iš Pajūrio kraštą apie Šešeniškius. Ten tą ekspediciją rodė, kaip du žmonės vėrė žuvienį. Vienas taip subtilė, pubiškiok, paragautų. O kis toks ten, tą žuvienį vėrė, taip, švas. Pats tas veiksmas, vis ten mėtus tą droską ir taip toliau. Ir paskui tą dar gluosnį įbėdį, už geležintą žuvienį. Efektinga atrodo. Bet taip galvoju, ar čia visko gerą daro? Apie pasitikėjimą, toks labai įdomus dalykas. Kodėl Dievas kalba? Dievas kalba todėl, kad jis norėtų, kad mes iš tikrųjų jau pasitikėtume. Koks skyrius buvo? Pirms skyrius, dar neperskaičiau. Pirms skyrius to skaitysim. Vakar važiavom į Sielas. Martina nėra, tai galėjom apšnekėti. Tokia krikščionių tradicija, kad to ko nėtų, apšnekėti. Laikykimės tvirtai juos. Kadangi, kol dabar šiuo metu šeimo mašina tik ties veina, kažką prie turtės reikėtų važiuoti. Žinot, aš važiuojam su mašina ir taip mums taip ir žiūriu tą koją ir kairė dešinė jau spaudas. Ir jau vieną kartą spaudžiau stabdį, kitą kartą aš sėdu šalia, jis vairuoja. Bet čia Martina per gretą, čia per lėtą, čia švelniau, čia žiūriu, koks 3 ar 4 frazės pasakė. Žinot, tokie biškinį jautų, tokie, nėra atsipladam, įtam, žinai. Aš paškai pagalvojau, kodėl taip, kažką, sąžiningai pasakysiu, nelabai noriu sūnų duoti mašinas vairuoti. Todėl, kad nepasitikiu. Ar suprantu? Todėl, kad, toks, žinai, ir tu kažkaip tu nemėgstus būsimus. Aš sakau sąžiningai, toks žiūriu, toks kažkoks biškis atėjimsas. Ir tai panašiai pusiaukelis, iki Telšių yra 27 km, nuo Stanelių jau taip nuotgrėjo, nuplankos. Arba tu pasitik, arba ne.
Arba tu kontroliuoji, žinau, ką mes Dievą kontroliuojam. Dievas suk čia, o dabar stabdyk, o dabar švelniau, o dabar greičiau. Žinau, kaip tai nervina. Ar jūs prisimenat tie, kurie vairuot mašinas, kaip jūs su instruktoriu važiavot? Aš manau, kad geras instruktorius turi subalansuoti, jis sako tai, ko reikia, ko nereikia. Bet čia yra savybė, kai kurie kent, vis tiek sprūs, vis tiek pasak, šantudla. Ir aš galvoju, kartais mes tokie krikščionys, pas taip važiuojam su Dievu. Dievas taigi tu ir mūsų gyvenimo vaira. Jis vairuoja. Bet kokias mūsų maldas yra. Aš sakau, viešpatie Dieve, kaip tu atlaikai zys, tai per gretą, tai per lėtą, tai posūkį netep, tai čia net on gatvį pasuka. O kas dabar vyks, o kas šitai dalykai, kas čia dabar Dievo, dabar čia važiuok, dabar atgal, dabar pirmin. Dievas sako, tai plak, partys sako, tai važiuojame, sėls važiuojame. Jo, tai tu aš nuveš tave. Mašin sako, aš to nuvežiau, pastačiau. Ir man svarbiausia, vėl gydą noriu pasakyti, atvažiavom į aikštelę. Nusunkinti situaciją, nėra kur mašiną pastatyti ir čia jau visai susimojau. Po to Martinis nepastatė aikštelį mašinas ir sakau, išlepk, aš pastatysiu. Sakau, gerėlė. Padėjus gal pasakyti, kart su manim taip elgys. Nu Dieve, pavargal nutikėjimą, ar kas čia per gyvenimą su tų krikščionių, kalbėję dar kažko, išlepk, pats pastatysiu mašiną. Haleliuja. Nu ne haleliuja. Tai dažniausiai tai yra toks žmogaus gyvenimas, kur sako, aš Dievo neneigu, bet pats vairuoju mašiną. Dabar grįžtam į Jeremijos pirmą skyrių. Jeremijos pirmas skyrius, sūraus pranašo. Ką aš tą noriu pasakyti, kad Dievas, kaip gers restoranas šefas. Jeigu cuisine vieta, prancūziškai virtuvė pasidėjus, tai jiems druska yra labai svarbu. Jiems tai svarbu, aukščiausias lygis. Ir jiems nėra taip, kad druska, žinai. Sak, druska yra, turbūt, kad paskutinis patepėms. Taigi, kad Dievas kalba pranašingą dar kažko, tai nereiškia, kad jis vynioja vatą ir kad dar kažko jis daro visą laiką tai su meile. Jeigu sūda, tai su meile. Jeigu kalba tau tiesą į tavo gyvenimą, tavo nuodėmę, su meile. Tuviet, skaitau pirmą skyrių nuo 8 galbūt eilutės. Vėl čia buvo Jeremijos pašaukimas, jis taip pat yra dramatiškas. Calling of Jeremiah, dramatically. Ir toliau sako, nebijok nieko, nes aš su tavimi, vėl žiūrėkit, aš su tavimi ir tave apsaugosiu. Dabar vėl norėčiau stoti, labai dažnai mes įsivaizduojam, jeigu jau Dievas sako apsaugosiu, tai nežinau, kaip tai turi atrodyti. Kaip Dievas apsaugė Paulių. Surakinta, kalinį. Kur apsauga? Kur Dieve tavo apsauga? Veži Romą. Ne pirmos klasės kajutė. Negana to, blogs oras, pykė. Visą maistą išmet, kol tas reiškia, pasnikaut reikės. Pasideda audras, skęst, kur Dieve tavo apsauga. Tikėjim prarat Paulius. Mažameldės galbūt prieš kelionę. O dar mažiau prieš suvedimą. Ir išvėsa. Kažko su jo tikėjim neaišku. Jam reikėtų palaikyti, kur, pavyzdžiui, tikėjimo konferenciją ar dar kažko tai to panašaus. Stipriu tikėjimą. Ir tave apsaugosiu, tai viešpaties žodis. Matot, tu gauni pažadą, bet tai yra pažadas, tas pažadas. Tuomet viešpats ištiesė ranką ir palytėjo mano lūpas, jis kalba Jeremijos pirmas, tardamas. Štai aš dedu savo žodžius į tavo lūpas. Įsidėmėk, šią dieną skiriu tave tautų karalysčių prievaizdui. Dar toks labai įdomus dalykas, aš dabar čia nenoriu, kad jūs labai užsisuktumėt, bet vienų istorikų, teologų manimų, Jeremija turėjo būti, kadangi jie priėm, pasišvent berniuką 12 metų, tai jam turėjo būti plius minus 1-2 metai, tai jis yra 13, maksimum 14 metų vaikėms. Dievas su juo taip kalbas.
Ar suprantu, kaip Dievas žiūri? Niekad nes. Tu Dieve čia kalbi, sakykime, 13 metų leskim. Tu čia Dieve kalbi su tuo paaugliu, su tuo, kuris dar nežino, ko norės po kelių minučių. Tu jam sakai tokius dalykus. Man Dievas kitiem žiūri, negu mes. Štai dedu savo žodžius į tavo lūpas, įsidėmėk. Išgirskim, šią dieną paskiriu tave tautų ir karalysčių prievarstį. Dabar nutuokit tautų ir karalysčių, taip, nutuokis, gal biškai, aš sakyčiau, mums kaip ir pompas tokius, karalysčių, tautų, miestų. Galbūt savo karalystį, savo miestą, savo, ta prasme, savo gyvenimą. Ir kaip tas žodis veikia, kaip jis ateina į mūsų gyvenimą, kad sakė, išrautum, nugriautum, sunaikintum, nuverstum, atstatytum ir atsodintum. Ką aš darau su bažnyčios Facebook, tai kiekvieną dieną raštą eilutę įrašau tam tikrą. Ką aš įrašau ją iš eilės. Burmato Evangelija, berods 3 skyrius. Ir aš rašau visas maždaug apie ir pastraipas raštą eilutės, tai plius minus, kad sutitiktų tą istoriją, kur Jėzus kalba, mokinė kažkoks tai būtų ryšys. Jokį kitą, brangė, aš nesu toks super antgamtinis ir tiesiog aš manau, kad Evangelijos bažnyčio kiekvieną kartą atsivertus jos puslapį turi būti raštą vieta. Ir vien žmogus net laikė. Apsaugok Dieve nuo tokios Evangelijos, kažkaip matė Evangeliją pacitavą. Suprantu, tai iš tikrųjų tai buvo sūra veikti. Bet, kaip sakė, iš dainos žodžių neišims, iš Evangelijos neišims. Ir vot mūsų dar viena iliuzija, kada mes išgirstam Dievo žodį, ton suvenyrą, mes jau galvom, nu dabar ką užgyvensi. Žiūrėkit, ką Dievas visų pirma daro su savo žodžiu, kada ten į mūsų gyvenimus. Jis kažko iššaudo. Ar suprantat? Primus dabar pradėti tiesti kelią. Juonį, sugalvojimą. Nu, nesugalvojimą, tai pinigai, Europos pinigai ir taip toliau. Ir taip vyra atsivež savo techniką ir atsivež visus dalykus ir taip toliau. Ir jie tiesiog, tam tikrą tvarką jie pradėjo kažkur rausti, to galvoju, čia kels bus ir taip toliau. Dabar nieko panašaus, 2 savaitės te šliuzė yra. Bordaks yra. Ir jokio leliuja nėra. Žiūrėkit, kad laukam Dievo, laukam viešpatį tavęs. Kam? Kad išrautum kažko. Ir vėl, ir kada Dievo žodis atės, nesakys Dievo, čia to išrauka, to paliek, čia, ne, Dievas sakys, šaunam, to išrauka, o to šaunam. Toliau nesibaig. Kad nugriautum. Jūs galite sakyti, tu čia Evangelijos skaita, čia Senas testamentas. Nugriuvimo darbo nesibaig, žiūrėkit, kas toliau, kad sunaikintum. Ir nuverstum. Tai reiškia visišką, taip sulygintum visišką nieks. O po to atstatytum ir atsodintum. O čia jau linksmoji dar, čia aleliuja. Aš vėlgi nenoriu svesti toks dalykus ir nenoriu sakyti, kad aš visko žinau, bet suprantu, kartas mūsų maldas yra toks. Viešpatie, negrauk! Pastrauk šėtonę viešpatie, meldam, kad nenugriautų tas dalykas mūsų gyvenime. Jis turi stovėti, viešpatie, laikyk jį, stiprink jį, kad tik išstovėtų, išlaikytų. Bet Dievas sako, aš tam ir atėjau, kad jį nugriaučiau. Ar suprantu, kartas galbūt tokia situacija. Aš nesakau, kad mes neturime melstis. Mes neturime bijoti apsirėkti. Nes kartas yra pavojus, kadangi aš dirbu ir mokykloje, ir bažnyčių, matau, kadangi mes pasimokėm iš savo gyvenimo, pasimokėm iš Petro, kiek jis klaidų darydavo su Jėzu. Tiesiog toks padarė religinis, visko vinio į vatą. Ir tu jauti, tai meldys, o vdruk negera meldys. O vdruk, tai, sapratai, apsirėkėm, tegu išsijaukiam, tegu ves, gerai, aš tie patėjos pasakys, stabmeldžia, sakys, ko tu čia tom stabo laiką 20 metų. O, ir lengviau pasidarys. Ir tada gerą liūdimą turėsi. Ir galės paliūdyti. Bet suprantat, tada mes tik pasikeitam, kada mes esam savim. Vot kartas reik dėti, aš negundau jums nuodėmę. Bet kartas reik suklys, kad jau sakyt, sakyk,
Bet ten tu turi stovėti, bet šitą vietą aš jau 20 metų tavo gyvenime noriu ko padaryti. Noriu išrauti, noriu nugriauti, noriu sunaikinti ir iš visą nuversti, sulyginti. Ir tu man 20 metų savo maldom priešinės. Gali priešinės vis gyvenimą. Išlaikyti savo šventą tikėjimą. Ir po to, bet suprantat, bet kur Dievą vėl braižė. Vengsia ten griauti, naikinti ir žudyti, bet Dievas tai nėra tikslas. Jis sako, po to aš noriu atstatyti tai ir aš noriu tai atsodinti. Aleliuja. Ir 2 rašto vietas ir baigiam. 2 Petra, 1 skyrius, 4 eilutė, 2 laiškas Petro. Petras ir daug patyrė dalykų, ar ne? Daug ar prašaudavo. Bet nebijoj prašauti. 2 Petra. Ir 1 skyrius nuo 4 eilutės. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėm dieviškos prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugėdimo, kuris leidžia pasaulio kėdulėje. Taigi Dievas, kada jis kalbės, duod mums pažadus, kad mes išlaikytumėm išbandymus ir išmėginimus ir taptumėm dieviškos prigimties dalininkas ir pabėgtumėm nuo sugėdėjimą, kuris kleid pasaulio gėdulė. Ir paskutinį raštą vietą 1 Timotejų, 1 skyrius, 1 Timotejų, 1 chapter, verse 18. Šitus pamokymus aš perdaviau tau sūnau Timotėjų, kad pagal ankstesnės pranašystės arba pažadus apie tave arba tau, kad jų stiprinamas, o tų suvenyrų stiprinamas, kovotum gerą kovą, išlaikytum tikėjimą ir gerą sąžinę, tai reiškia pasiektum savo gyvenimą, pašaukimą, tikslą. Ir kad tavo ir mano gyvenime išsipildytų tą veidą, kad ant šito kelio, tai bus ženklas tau, ant šito kalno, tu, tavo namo, tavo namiškė, tarnausi Marija. Kur mes turim suvokti realybę, kad gavus netgi brangius Dievo pažadus, mes neišvengsim kovos. Nes mumis tai, mes galvojame, jeigu Dievas yra su mumis, jeigu Dievas pažadėjai Mozę, Jeremiją, Paulių, kad saugos, jeigu Dievas pažadėjai mums, tai kur Dieve tavo apsauga? Kad reikia kovoti. O dažniausia kova sunkiausia, žinau su kova. Jau 20 metų kovoju su savim. Nesakau, kad vis laik mes su savim kovojam. Aišku, yra vėjas, aišku, yra naikytas, aišku, yra brolių kaltintos. Aišku, yra daug dalykų mūsų gyvenime. Daug faktorių. Neplakėm savęs per daug. Bet šauna kovo. Ir tada išsitraukia ton suvenyrą, ton paštą. Ir sakai, viešpatie, jeigu ne ta nuotrauka, ne tas pažadas, ne tas žodis, nežinau, aš galiu čia praeiti pro tai. Kas buvo, yra ar bus mano gyvenime. Kad tas ženklus taptų nebe ženklų, bet realybė mano gyvenime. Tiesiog pabaigai aš matau, kad yra dar vienas toks palyginimas su žodžiu, kurį galbūt nepaminėjau, gal paminėjau, gal tiesiog užmiršau, kad mes krikščionys darom klaidą, kad mes Dievo žodį priimam kaip derlių, kuris yra siekla. Ir kada mes
pamatom tom teisingą orientaciją, kad tai yra sėkla, o ne derlius, kad suvalgyti, išbaliavot, o mes turim sėti, prižiūrėti, laistyti, ravėti, kovoti, auginti, kad viena daina pagal Dievo suteiktą pažadą tai taptų derlių. Aš manau, kad ir tie, kurie esam jaunesni, ir kurie esam vyresni, jau pakankamą subrendom, kad priimam tus Dievo pažadus iš tikrųjų kaip sėklą. Pasidžiaugiam jas kaip sėklą ir žinom, kas mūsų laukia. Ar amen? Amen. Pasimelskime.